Sveiki, šiandien jums padarysime apžvalgą dviejų Hilux, vieno standartinio, kito modifikuoto. Paaiškinsim, kokie yra skirtumai ir kiek tai kainuoja. Šis Hilux, nors ir pasakiau standartinis, bet tai yra geriausios įmanomos komplektacijos Lietuvoje, kokį galima įsigyti, Invincible. Anksčiau buvo dar galimybė įsigyti GR versiją, bet jinai buvo leista labai ribotą laiko tarpą ir po to jau negalima buvo net gamykliškai užsakyti. Tai šiai dienai tai yra geriausios komplektacijos Hilux, kokį galima įsigyti parduotuvėje. Abu Hiluxai turi tokį pat variklį pavarų dėžę, tai yra 2.8 dizelis 150 kW automatas. Šios versijos turėjo tik tais vieną galingumą, tai yra kitokių versijų bent jau dabar nėra, anksčiau buvo 130 kW. Apie originalius aksesuarus, kurie yra sumontuoti šiuose automobiliuose. Čia iš papildomos įrangos sumontuotas tik tais kablys. Jisai nėra standartinė įrangoje, tai yra jeigu ir perkate pačią prabangiausią komplektaciją, kablio nebus. Originalus toksai kablys kainuoja 1000 eurų. Ant to automobilio yra sumontuotas neoriginalus Brink gamintojo kablys, bet yra žinoma, kad šis gamintojas gamina ir Toyota. Tai galima sakyti, kad tai yra artimas originalui daiktas. Toliau šiame automobilyje yra sumontuotas vadinamas cover paketas. Kas yra cover paketas? Tai yra aliumininė žaliuzė. Jis gana patogiai nusistumia, jeigu reikia vežti didesnį kažkokį tai krovinį. Apsauginis įdėklas gana tvirtas, kad vežioti kažkokius tai daiktus ir jūs nepažeisite metalinių dalių. Tai yra, jeigu palyginti su gamykliniu dalyku, čionais nėra jokių apsaugų, tai yra čia tiesiog nudažytas metalas, kuris garantuotai susibraižys. Toliau čionais yra į cover paketą yra įskaičiuotas ir šis apsauginis lankas. Sunku pasakyti, ar jisai kažką tai apsaugotų, bet estetiškai jisai tikrai atrodo gerai ir kaip ir tvirtesnė tokia mašina, sudaro įspūdį tvirtesnio daikto. Man gražu. Ar apsivertus jisai kažką apsaugos? Greičiausiai ne. Bet gražu. Tai šitas komplektas, tai yra lankas, aliumininė žaliuzė ir įklotas, kainuoja 4250 eurų. Labai geras praktiškas daiktas turėti daiktadėžę bagažinėje. Jeigu jūs paliekat kažkokius tai daiktus krovinių skyriuje, jie laksto po visą bagažinę, tai yra gana sunku ir pasiekti ir jie visados yra išsibarstę. Šis originalus aksesuaras yra geras tuom, kad jisai yra gana gerai izoliuotas, ta prasme, jeigu ir lietus lyja ar sninga, nepribėga tenais vanduo ir jūs visados patogiai galite pasiimti savo daiktus, kuriuos saugojate čia. Puikus daiktas, kainuojantis beveik 500 eurų. Turbūt akivaizdžiai matosi, kad šis automobilis yra aukštesnis. Tai yra, čia yra standartinė važiuoklė, čia yra išaukštinta važiuoklė, keičiamos lingės, spyruoklės ir visi amortizatoriai. Lingės yra parabolinės, jų privalumas yra tas, kad ne tik tai aukščiau stovinti mašina, bet jinai turi didesnę krovą, gamintojas deklaruoja plus 300 kg. Ir važiavimo stilius yra šiek tiek komfortiškesnis. Ar tai jaučiasi labai akivaizdžiai? Man jaučiasi. Nėra taip, kad ypatingai, bet taip, tai yra mašina važiuoja šiek tiek minkščiau. Tai akivaizdus skirtumas tarp šitų automobilių. Šis išaukštinimas yra standartiškai 4 cm, plus pakalbėsime apie padangas. Taip atrodo standartinės padangos iš gamyklos, jos yra universalios, bet jos tikrai nėra tinkamos važinėjimui į bekelę. Po miestą važinėti arba lengvais keliais nėra problemų, bet jeigu važiuoti bekelę, būtinai reikia kažką statyti pikto. Konkrečiai čia yra sumontuotos Goodyear padangos Wrangler. Jos labai pasiteisino tiek važiuojant purvu, tiek važiuojant per sniegą. Aš esu netgi nustebęs, kaip jos gerai važiuoja. Jų vertė yra apie 800 eurų. Dar vienas šių padangų išskirtinis bruožas, kad jos palyginus yra tylios. Tai yra, pažiūrėjus į protektorių susidaro įspūdis, kad garsas bus belekoks. Bet iš tikrųjų jos skleidžia labai minimalų garsą. Aš tam labai patenkintas. Šiame automobilyje yra išplatinti ratai.
Išplatinimas daromas statant metalinę tarpinę tarp stebulės ir ratlankio, automatiškai pats ratlankis išeina šiek tiek į išorę. Jeigu lyginant su standartiniu vaizdu, taip atrodo standartiškai, tai yra jisai yra įėjęs šiek tiek gilyn. Kodėl yra svarbu ir reikalinga tai daryti modifikuojant automobilius, tai yra išnešti šiek tiek ratus į išorę. Vienas dalykas, estetiškai tai gana gražiai atrodo, antras dalykas yra saugumas, nes išplatinus ratus jūs mažina tikimybę apsivertimo, tai yra automobilis bus stabilesnis. Tokios modifikacijos kaina yra 500 €, o jeigu kalbant apie išaukštinimą pakabos, tai kainavo 3600 €, čia mes kalbam apie australų gamybos komplektą, kurį sumontavo autorizuotam servise. Faktas, kad važiuojant į bekelę reikalingi keli dalykai, kurie yra svarbus, ypač jeigu važinėjatės vienas, tai reikia kažkur tai išvažiuoti užklimpus. Tai gervė yra nepamainomas dalykas, čia konkrečiai yra sumontuota gamintojo gervė, kuri yra integruota gana elegantiškai. Tai yra, egzistuoja iš tikrųjų gerokai didesnių ir galingesnių versijų, bet jos tada yra labai išlindusios ir estetiškai atrodo negražiai. Šita atrodo pakankamai kukliai, bet ir atlieka savo funkciją. Šio daikto kaina su sumontavimo darbais 1800 €. Na ir turbūt be apsaugos važiuoti bekelę, variklio ir transmisijos apsaugos važiuoti į bekelę būtų labai rizikinga. Faktas, kad galėtų būti pažeistas arba variklio, arba transmisijos korpusas ir tada didelės pasekmės. Tai čionais yra sumontuota ukrainiečių gamybos variklio ir transmisijos apsauga. Jinai plieninė. Išbandžiau pirmą kartą šį gamintoją, kol kas nesu nusivylęs, nors į vieną kelmą jau esu pataikęs. Jos vertė yra 250 €. Apsauginė, arba čia ir dekoratyvinė ir reklaminė plėvelė. Jinai atlieka ir reklaminę funkciją, ir iš tikrųjų saugoja automobilio kėbulo nuo įbrėžimų. Nepaslaptis, kad važiuojant į mišką šakos labai braižo lako paviršių ir garantuotai automobilis būna subraižytas. Čia rezultatas gavosi puikus, nes visos dalys dažytos yra apsaugotos ir vienas dalykas atrodo gražiai, kitas dalykas automobilis yra apsaugotas ir nulupus jūs turėsite visiškai naują dažą. Toks apklijavimas kainuoja su PVM 1800 €. Šios raidės yra padarytos taip, kad jas galima būtų nuklijuoti. Tai yra, jeigu būsimam savininkui patiks šis dizainas apklijavimo, šitas raidės galima tiesiog nuklijuoti ir užklijuoti bet kokį kitą pasirinktą logotipą arba nenaudoti logotipą aplamai. Dekoratyvinis daiktas, grinai užklijuotas dėl grožio, neatlieka jokios funkcijos, grinai dekoracija kainuoja apie 250 €. Ant stogo yra planuojama stogo bagažinė, bet tokia, kuri ganėtinai tvirta, stipri, su LED žibintu per visą ilgį ir ant jos mes dėsime dar atsarginį ratą, nes, kaip žinote, bekeliai pakeisti ratą Hiluxe yra didelė problema. Tai yra, jį pasiekti reikia iš dugno pusės. Tai nuleidus padangą paimti nuo stogo yra geresnis sprendimas. Ir šis automobilis yra parduodamas. Jūs galite jį įsigyti pas mus, nuorodą rasite aprašyme.